Sveiki, sveikinamės iš saulėtosios Nicos. Čia vykstančiame renginyje buvo pristatyti naujai CF Moto, C-Force C4 ir C5 modeliai. Kviečiame apžvelgti, kas pasikeitė. Šie modeliai yra atsinaujinę iš pagrindų. Kaip gamintojas teigia, tai nėra dar vienas eilinis faceliftas. Tai yra naujas iš pagrindų sukurtas modelis. Pasikeitė kardinaliai išvaizda ir variklis. Nuo šiol variklis turi 2 velenėlius ir 39 arklio galės C5 kėbulę ir 33 arklio galės C4 kėbulę. Tai leido mums mažinti 20% kuro sąnaudas, dėl to galėsite keliauti kur kas toliau. Su šiuo keturračiu keliausite gerokai patogiau, dėka 8 cm pastorintos sėdynės ir trečdaliu susiaurėjusios centrinės dalies. Taip pat turime dar vieną svarbų patobulinimą. Nuo šiol šie keturračiai gali tempti netgi 612 kg svorį, o gale ir priekį esantis metaliniai laikikliai gali atlaikyti netgi 30% didesnį svorį. Lengvai išjungamos priekinės grotelės palengvins jūsų keturračio radiatoriaus priežiūrą. Šiame modelyje įdiegta engine brake sistema, kuri atleidus akceleratorių suteikia papildomos stabdymo galios varikliu. Turime ir didesnį prietaisų skydelį, kurios skersmuo siekia net 5,9 colio. Atnaujinti LED žibintai suteikia keturračiui modernią išvaizdą, o šviesa tokia stipri, kad važiavimas tampa saugus net važiuojant tamsiu paros metu. Išbandžius šį keturratį, klausimų nekilo. Jis yra gerokai komfortiškesnis, lengviau valdomas ir turi žymiai daugiau galios. Tad, gera naujiena jums. Lietuvoje šį keturratį turėsime antroje metų pusėje ir kviečiame jūs išbandyti keturratį artimiausiame CF Moto partnerių salone.